Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime rugsėjo 21 dieną, atvažiavome į objektą 6:30 ryte, atvažiavome su dviem žypais, su dviem priekabom, su dviem kubiniam bačkom, tai žmogus grįžimo procesai vandens neturi. Objektas būtų čia prie Elektrėnai, prie elektrinės, važiuojant link senųjų Kitaviškių, važiavo su tiltelė, čia po kairė pusė yra sodybėlė, pa žmonės tokia. Ir tokia sodyba sena. Šulinukas senas, plavūna gal 4 metrų gylio pasodintas. Tai bendras gavosi gręžinio gilis lygiai 18,5 metro. Ir kas buvo per gruntas. Tai papasakosiu. Užsakovai sukomplektavau hidroforą, norėjo, kad viskas būtų taip, vasarinio varianto, kad galėtų daržus laistytis. Šipakas vokiškas. Hidroforas, žarna, viskas. Nu ir visą kelią ėjo 13,5 metrų nuo pat žemės paviršiaus gražus rudas morėjinis molis. Ir nuo 13,5 iki 18,5 prasidėjo vandeningas smėliukas. Tai 5 metrai gavosi vandeningų tas smėlio sluoksnis. Pamatavom vandens statinį lygį 6 metruose stovi vanduo nuo žemės paviršiaus. Tai daug kas klausia, kaip hidroforas paima iš tokio gilio vandenį. Tai paprastas atsakymas, statika sukilo, visi hidroforai traukia iš 8 metrų. Tai atvažiavom su viena bačka džipuko, pasiėmiau dar dvečią priekabą, ten dar toną 200 atsivežėm. Gerai, kai vietoje Elektrėnuose dabar likutį išpildinėjom. Su dviem mašinom, kai čia vietoj, tai gerai, čia žmogus nei prūdo neturi niekur. Toksai mažiukas, šulinukas, net verkt noris iš tikrųjų. Toksai visai mažiukas. Vandenį problemą. Taip, skambina, kada filmuoju. Ir problema su vandeniu 20 cm tik tai šulinį vandens. Dabar kai sausra visoje Lietuvoje, čia visi puikiai žinot, dabar tie šulinistai, tai jo pergyvena ir visi jau susikinėtus gręžinukus. Aišku, ne visose Lietuvos vietovėse yra tas gruntinis vanduo, bet kaip sakant, rezultatas geras. Šitose apylinkėse čia jau daug tų gręžinių pridarę esam. Tai žmogui iškart pasakiau, kad čia bus praktinis gilis apie 20 metrų. Tai gavosi 18,5. Vanduo pilnai prasivalęs, mažas labai titras, yra geležies, vandenį žvirino, spalvos net nepakeitė. Kalkių yra, bet čia nieko tokio. Bet šiaip tai tikrai geras rezultatas. Pamatavom vandens debetą 25 sekundės 10 litrų vandens, tai gaunasi kubas 440. Pilnai vanduo prasivalęs, tokia srovė varo. Viskas liuks, užsakovas nenorėjo filmuotis. Slepiasi, durys susidarė, sako, Facebook platybėse nenori rodytis. Bet tokia vieta, netoli senųjų Kitaviškių objektukas. Tai ką, tada visiems geros dienos ir gero vandens, iki.